Ačiū, posėdžio pirmininkė. Na, gerbiamas pranešėjau, jūs esate patyręs politikas, daug metų, jau daug kadencijų Seime ir puikiai prisimenate tokias istorijas, kai pajuokaujam, kad įstatymas kuriamas vienam žmogui. Būna ir tokių dalykų. Na, jūs, ačiū, kad taip gražiai pakalbėjote apie šiaulietį Juozą Pabrėžą, žemaitį, mokslininką, tarybos narį. Tačiau, ar čia nėra tas kaip tik atvejis? Ar tikrai rajono ar miesto koks tarybos narys gali turėti kažkokią įtaką Lietuvos radijui ir televizijai? Aš nežinau, ar jisai gali turėti. Antras dalykas, čia buksavo tą patinę poziciją lyginis skaičius ir dabar pristatot, kad turi nutart pirmininkas. Tačiau jie neviešai sako savo nuomonę. Jeigu yra 6-6 ir tas pirmininko žodis yra išviešinamas, vienintelis iš 12 komisijos narių tampa išviešinamas, jis demaskuoja, kaip jis buvo prieš tai. Tai kaip vertintumėt šitą tokią koliziją, viešumo, neviešumo? Gerai. Dėl Pabrėžos buvau studentas, važiavau traukiniu iš Vilniaus ir susipažinom su jaunu dėstytoju ir nuo to laiko man yra jam pagarba. Aš atsiprašau, kad tikrai taip skamba kaip vienam asmeniui, bet čia tikrai kalbant yra apie platesnį ratą. Ar gali savivaldybės tarybos narys daryti įtaką? Na, jeigu jis tampa LRT tarybos nariu, tai jis daro įtaką. Jis turi 8,5% LRT tarybos narių balsų, 1/12, tai tokių precedentų matyti reiktų ateityje vengti. Dabar dėl to slapto, neslapto balsavimo. Yra įstatymas, LRT taryba savo vidinį reglamentą turės nustatyti taip, kad suderintų su įstatymu. Ar balsavimas apskritai bus atviras, ar tik pirmininko žodis lemiamų momentų yra išviešinamas. Tai yra LRT tarybos veiklos reglamento ar balsavimo procedūros dalykas. Įstatymų sureglamentuoti vidinį dokumentą, reglamentavimą, procedūrą mes negalime. Tai jeigu atsiranda tokia įstatymo nuostata, tada jie turi pakeisti savo reglamentus, jeigu tai yra būtina.